Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Darbas darbu, reikalai reikalais, tačiau manęs žmonės klausinėja, kodėl nėra atsakymų, nes klausimų daug, žmonės domisi apie miesto gyvenimą, apie eigą ir taip toliau. Ir jau tapo tradicija, kad kiekvieną savaitę atsakinėju tuos klausimus, kuriuos gaunu kas savaitę. Aišku, tų klausimų dabar jau susikaupė daug, tačiau atsakysiu tiesiog už šią savaitę ir vis pridėdamas kelis klausimus, kurie buvo gauti anksčiau. Taigi, pirmasis iš tokių, ką galiu pasakyti iš tų anksčiau ir kas tikrai labai svarbu šiuo metu gyventojams, tai tikrai jaudina klausimas dėl buitinių šiukšlių išvežimo tarifų, ypač tuose bendrijose, tuose namuose, kurie turi šiukšlių šachtas. Tai yra daugiaaukščiuose, 9-aukščiuose pagrinde, nes ten tarifas yra pabrangęs ir buvo daug susitikimų ir su gyventojais, ir su bendrijų pirmininkais. Buvo ne vieną kartą jau paaiškinta, suteikta visa informacija, tačiau matom vis tie klausimai užduodami, todėl artimiausiu metu dar kartą pakviesim į tokį seminarą, kad visi norintys sužinotų, kaip tas tarifas skaičiuojamas, iš ko jis susideda ir kodėl jisai būtinas. O dabar atsakysiu tuos klausimus, kurie buvo gauti šią savaitę ir keli pridėti iš anksčiau. Ar Kukužės ežero teritorijoje galima dažniau išvežti šiukšlės iš šiukšliadėžių? Taip, tikrai galima ir atkreipiamas dėmesys į tai. Kartais tiesiog taip jau atsitinka, kad tai yra ir sezoninis šiukšlių atsiradimas, kada daugiau žmonių eina, taip ir savaitės dienomis, vieną savaitės dieną galbūt mažiau žmonių eina, tai šiukšlių nėra, kitą savaitės dieną, kai per išeigines žymiai daugiau, tai atsiranda daugiau tų šiukšlių. Ir atkreiptas dėmesys specialistų, kad visgi būtų švariau. Ar galima kaip nors priversti nuomojamų paspirtukų savininkus palaikyti tvarką šaligatviuose ir patraukti klientų paliktus paspirtukus nuo pėsčiųjų perėjos zonos? Taip, tikrai jau čia ne vieną kartą su kompanija, kuri užsiema nuoma, kalbėti apie tai ir jie matyt daro, ką gali. Tačiau man keista, aš dažnai pats matau, kad paliekamas paspirtukas, kaip važiavau vidury šaligatvio, taip ir palikau. Ar tai yra kažkoks brendas atsiradęs, ar čia yra kažkokia tai, net sunku pasakyti, kažkokia tai mada tokia, kad ten, kur važiuoju, ten palieku ir tai yra, taip turėtų būti. Tikrai nemanau, kad sunku su tuo paspirtuku pavažiuoti arba jį pastumti metrą ar ten 1,5 metro į šoną tam, kad jis netrukdytų kitiems važiuojančiams, kaip su paspirtukais, taip su dviračiais, taip ir su einantiems žmonėms pėsčiomis. Todėl kreipiuosi į visus, gerbkim vieni kitus ir nuo to bus visiems lengviau. Kada planuojate nugriauti tvorą palei Vilties 1 ir 3? Dabar ji neatlieka savo funkcijos. Taip, tikrai neatlieka savo funkcijos kaip tvora, taip ir Vilties 3 visas pastatas. Ir manau, kad atsimenat apie šitą istoriją, kada buvo suplanuotas ir neatgautos lėšos dėl jaunimo centro įkūrimo vietoje šio pastato. Tačiau visuomenės dalis kreipėsi, kad tai yra kultūros paveldas. Kultūros paveldų šitas objektas netapo, bet ir lėšos buvo prarastos. Taigi dabar ieškome lėšų tam, kad galėtumėm kaip ir tą tvorą, taip ir pastatus rekonstruoti į kitus objektus. Ar yra planuose ką nors daryti su vėdinimu draugystės salėje, kada daug žmonių ten būti neįmanoma, labai tvanku ir nepakanka oro? Taip, tikrai tai yra tiesa, nes kada draugystėje daug žmonių ir ar vasaros metu, tada orą traukia karštą į salę, tampa karšta. Jeigu žiemos metu įjungti šitą ventiliaciją, tada pučiamas labai šaltas oras. Vienu žodžiu, kažkada tai rekonstruota salė ir manau, kad yra tam tikros klaidos padarytos. Šiuo metu
į strateginės plėtros planą vienas iš punktų yra įtrauktas, kad reikėtų šitą ventiliacijos sistemą sutvarkyti ir jie bus tvarkoma. Visagine esanti poilsio zona yra pati netvarkingiausia iš visų matytų kituose miestuose. Ar įmanome tokiose vietose visas šiukšliadėses uždengti dangčiais? Na, ne visai sutikčiau, kad jau tikrai pati netvarkingiausia zona, nes ir pats vaikštau, ir yra žmonių ir turistų, kurie sako atvirkščiai. Nu, tačiau matyt, kad ir girtis, kad pati tvarkingiausia negalime, nes būna visko, čia reikia pripažinti. Ir taip pat atkreiptas dėmesys į mūsų teritorijos tvarkytojus, kad vis dėlto dažniau tas tvarkymas vyktų ir kad jeigu įmanoma, tai iš vis būtų gerai, kad šiukšlių niekada nebūtų. Ką kalbam apie urnas, tai gana sunkus klausimas, specialistai galvoja, kad apie konteinerius, kada kalbama, tai taip, jie yra uždaromi visi konteineriai, jeigu apie viešose vietose urnas, tai nelabai ir aišku, ar tokių iš vis egzistuoja, kadangi net ir uždaromos urnos, jos visgi neatlaiko mūsų paukščių ar gyvūnų įsikišimo, kurie lenda ir ištampo tas išmestas šiukšles ir tampa aplink teritoriją visą apšiukšlintą. Ar planuojama atnaujinti taką nuo Sankryžos Energetikų gatvėje Jaunystės gatvėje, vedantį į Pavasario sodų bendriją? Taip, tai tikrai planuojama ir tai bus daroma. Ir projektas yra, darnaus judumo projektas, kuris jau yra patvirtintas ir lėšos numatytos tam. Ir ne tik šitą taką, bet ir aplink visą mūsų miesto perimetrą taką sutvarkysime. Ir netgi papuls tokie takai, kurių dar ir nėra, bet planuojame nuo Kukužės ežero praeiti prie pat Visagino ežero tam, kad užžiedinti visą miesto teritoriją, net įskaitant ir pramoninę zoną. Tai taip tikrai šis projektas vyksta ir jo baigtis, jei gerai pamenu, 26 metų pabaiga. Džiaugiamės įrengta švieslentė prie prekybos centro Lidl, kada ji pradės veikti. Taigi, tikrai savivaldybė išskyrė lėšas, nupirko rangos paslaugą, rangos darbus įrengti šią švieslentę, tačiau specialistų nuomonė, kad švieslentė sumontuota ne visiškai atitinka pirkimo dokumentus, todėl galiu pasakyti tiek, kad tai yra tikrai gražus pavyzdys, kad specialistai siekia, kad viskas, kas buvo nupirkta, turi būti ir sumontuota, ir būtent tokios kokybės, kokios buvo nupirkta, ir jie, jeigu turi abejonių, jie klausia rangovo. Taigi rangovas dabar turi dvi galimybės: arba įrodyti, kad švieslentė atitinka pirkimo dokumentus ir techninę specifikaciją, arba pakeisti į tokią švieslentę, kuri atitiks visus kokybinius reikalavimus, pagal kuriuos buvo nupirkta. Todėl ji neveikia, bet tikiuosi, kad visgi ji veiks. Ar Tarybų gatvė bus pervadinta, ar šiame procese dalyvaus ir gyventojai? Pasakysiu tiek, kad esu tik tai telefonu gavęs informaciją, kad viena iš komisijų, kuri užsiema šito klausimu, yra priėmusi sprendimą, kad Tarybų gatvės pavadinimas turėtų būti keičiamas, tačiau komisijos sprendimas visgi yra rekomendacinio pobūdžio, kadangi tai visgi gyvename savivaldybėje, tai reiškia savivaldybė. Tai taryba turėtų priimti sprendimą dėl pavadinimo keitimo ir gyventojai bus apklausiami dėl pavadinimo ir būtinumo jį keisti ir nebejotinai ir naujo pavadinimo apklausa matyti taip pat įvyks. Taigi, jeigu taryba priims sprendimą ir pavadinimas bus
keičiamas. Tiek tų klausimų, kurie šią savaitę buvo gauti, šiek tiek paėmiau ir vieną kitą iš praeito laikotarpio, tą darysiu ir ateityje. Šiaip galiu pasakyti, kad savivaldybėje viskas gerai, biudžetas renkamas, projektai vyksta, eina į priekį, viskas yra gerai ir manau, kad ir bus viskas gerai.